Sveiki visi. Kągi, kelsim trumpą video. Senai ką kėliau video į YouTube, tai turim ant stogo panelės, kurios yra atskirai nuo visos sistemos absoliučiai. Ir mes nuo jų pajungiam boilerį, kad šiltų vanduo. Aišku, tema sena, bet gal kažkam įdomu bus. Čia turim panelį, tuoj pasakysiu maždaug, tai 4, 6, 8, 10, 12, 13, 18, 20 panelių, tai bus 1,5 kW kažkur panelių. Jos berėmės, stiklinės, labai plonos, tvirtos. Ir mes pajungiam boilerį. Va, turim du boilerius, žodžiu, vienas yra nuo pečiaus tiktais, nekombinuotas. Čia yra nuo saulės panelių. Įdėjom tokį trišakį. Jeigu saulės nebūtų, šitą boilerį užsukam, kuriam pečių, atsukam šitą boilerį. Ir ką mes turim? Dabar turim beveik 14 valandų. Ir mes turim iš saulės panelį 184 voltus beveik, 5,2 ampero beveik ir 954 vatus keliauja į boilerio teną. Tenas yra 1,5 kW boilerį. Ką tik pajungiam. Jau prikapsėjom 160 vatų. Panelių temperatūra 26 laipsniai. Kągi, 3 valandas ir 80 litrų boileris verda. Ir paskaičiuosim po mėnesio, kiek mes iš saulės prisuksim kilovatvalandžių ir paversim į eurus. Kągi, toks trumpas video. Kam įdomu, kažką klauskit. Veikia jau pas mane šitą sistemą 3 metai, be jokių problemų. Nuo, sakykime, balandžio mėnesio iki lapkričio mėnesio, spalio tai pabaigos, šildom vandenį su saulute tiktais. Ir galiu pasakyti vidurkį maždaug, į mėnesį prikapsi nuo 30 iki 40 eurų. Sutaupom, kaip sakant, nuo saulės. Kągi, visiems iki sekančio po mėnesio video bus pratęsimas, kiek bus prikapsėta kilovatvalandžių nuo saulės.